Tai va, atvykom dabar į mišką, kur yra vykdomas retinimo kirtimas jau nuo 20 metų iki 40 metų. Išrinkom visus krūmus, visus lazdynus. Realiai pasiliko visi perspektyviausi beržai, tiesus, gražus, aukšti. Čia apie 30 metų beržynas, dar 30 metų jis turės augti. Taip turi atrodyti išugdytas miškas. Tvarkinga, čia yra valksmos, kuriom traukiama yra mediena. Visus šitos biokurus dar liekanas dar išrinksim. Einam ten. Čia dar yra nebaigta, o čia yra visiškai pabaigta. Čia valiam 7 hektarus šito einamo kirtimo. Šitą mišką dirba 1,5 mėnesio. Čia nereik užmiršti, kad čia niekur nieko nesimatė, absoliučiai. Tie medžiai buvo, jie matės tik viršūnės, tie medžiai buvo visi pasislėpę tarp lazdynų. Mes visus lazdynus iškirtom su gilėtina. Iškarpė. Šiandien dienai labai gražus perspektyvus beržynas su eglė antrardė. Savininkas nori, kad sutvarkytume visą mišką, kai jau į šitą mišką ateitų kirtimų, kada galės vykdyti sekančius kirtimus, tai po 10 metų. Čia šitoje vietoje tos smulkios visokios šakos, visi tokie beržiukai, viskas pasiliks. Nebėra skersai išguldytų medžių, kad niekas praeit negalėtų.